Na kągi, kas iš pirmo žvilgsnio atrodo ok, pakautinus pasirodo defektas. Trūksta detalės, korta 4090, MSIus, 24 GB atminties. O čia yra donorinis tekstolitas. Ir kaip matom, įminėjant čipą trūksta daug detalių. Čia kondensatoriais pastumtas, čia patrauktas, čia tapomai bardakėlis, dar ir kinietiškas snarglėlis. Ir toks vat, jautresnis momentas HDMI portas. Judėsim prie darbų. Labą dieną visiems. Ačiū, kad komentuojat, ačiū, kad prenumeruojat. Buvau dingęs per, kiek čia, kokius 2 mėnesius tikriausiai nebuvo mano video. Tai per tiek laiko galėjau ir Australiją apibėgti piškom. Ir gal net į atbulas 4. Bet iš tikrųjų tai buvau užsiėmęs su saulės elektrinių, kelis projektus turėjau, daug dėmesio skiriau. Tada geri orai, teko ir savo namą skalūno apsisukinėti. Tai šitas korta jinai filmuota ko gero birželio mėnesį, o dabar tik tai rugpjūčio mėnesį, nuo 6.27 filmuoti reikalai. Tai kiek laiko praeina, kol išeina video koks nors. Šiaip turiu video prisirašęs, gal 1 terabaitą žmonės laukia, bet kad ten nelabai yra ką įdomaus parodyti. Ten arba ribolas, arba nukepęs darmosas. O čia toks truputėlį sudėtingesnis, brangesnis projektas, o sulaužytas tekstolitas ganėtinai skaudžiai skilęs, greičiausiai transportavimo problema. Tai pirmas dalykas, kurį darau, nusiemu tą kompoundą aplinkui, kuris aplink čia kompoundas ir klijai, kurie turėtų kaip ir laikyti tą čipą, lustą. Nežinau, kokia čia jo paskirtis. Tai nusieviau, nusivaliau, susimatuoju prieš kamerą, susimatuoju varžas, kad žinočiau, ko tikėtis, kaip viską perkelsiu nuo sulaužytos kortos ant gero tekstolito. Matavimai daug žadantis, nes yra tas momentas, tokia baimė, taip kaip tam sulaužyta korta kainavo apie 800 eurų. Tai ir buvo tokia baimė, kad kai šiais laikais kamerų daug ir galiukas nulaužtas, tai gali būti kaip tam tik tais dėmesiui nukreipti. Pavyzdžiui, gali būti 1.8 pramušta linija. Nu ir viskas, ir tada visas tekstolitas niekam nebereikalingas, nieko nevertas, nes 1.8 eina ir į atmintį, ir į pagrindinį lustą. Ir ten žvejoti nebebūtų ko. Nu, bet šiuo atveju, kaip tam viskas panašu, kad gerai. Tai pradžioje atsistatinėjau tekstolitą. Žiūriu, kas gausis. Šitai kortai būtent tekstolito irgi ieškojo MSIaus. Ir iš kiniečių perkant, toks kaip tam nuotraukose, tai buvo perkaitintos plokštės, visokios ten kondensatoriai kreivai visi stovėjo. Toks buvo biškiai baimės. O naudotas tekstolitas, plikas be radiatorių, kainuoja apie 50-80 eurų. Tai kaip tam tokia loterija. Aplamai čia visa šita korta tokia kazinkė gavosi, kad grubiai štuką eurų išlaidų ir nežinai, ar čia paeis, ar nepaeis. Tai laikas parodys. Na, dabar surenku, aišku, čia kaip tam paprastas darbas. Imi nuo vienos kortos, dedi ant kitos kortos. Esmė, kad susidėti visas varžas, viską, kad būtų galima pasimatuoti, paduoti maitinimą, pasimatuoti, ar yra visi maitinimai. O tada jau perkelinėt brangiuosius elementus, nes vaizdo kortų kainą sudaro grafinis lustas ir atminties čipai. Detalės smulkios,
Fenas dažnai nupučia, reikia ieškoti. Bet tai va po truputėlį atstačiau visus numuštus arba kreivai stovinčius elementus. Rezultatas maždaug toksai va, atstatyti viskas vietoje, HDMI portą nuėmiau, yra nemažai pažeistų takelių, bet čia greičiausiai transportavimo metu buvo pažeistas nuimti atminties čipai, grafinis lustas, jau čia po ribolo, gavosi kažkaip taip, dabar viską susidedu. Šitam litavimui turiu stakles, kur grinai grafinius lustus lituoja, bet kai atmušta ranka, užtenka vat ir tokio apatinio pakaitinimo, čia surenku visus čiūrus kiek įmanoma. Na ir pradedu, prieš tai išlygiavęs, pradedu šildyti po truputėlį nuo atminties. Prisilituoju atmintį, į kiekvieną čipą čiut pajudinu, čia daug yra nuomonių dėl to ar judint ar nejudint. Gali ir prisijudint, bet tokį gauni, kaip pajudini ir grįžti atgal, žinai, kad galimai visi takeliai susilitavo, kaip turėjo susilituoti. Na, aišku, kameros fokusas pradėjo gyventi savo gyvenimą. Dabar teksolitas dar karštas. Gavosi maždaug taip. Pasiruošiau HDMI, irgi nusiėmiau prie to pačio. Bandomieji pasimatavimai. Daug žadantis. Atmintis 60 ohmų, tai kaip ir viskas ok. Šaratukai po atmintim nesulipo. Tai aišku, dabar jungsiu maitinimą, bet jūs nematysit, kiek rodo laboratorinis maitblokis, nes įrašinėdamas video, žodžiu, nematysit. Bet 1.8 yra, 1.2 yra, peksas yra. Visą kitą reikia matuoti geriau iš kitos pusės. Atmintis yra. Ką belieka tepti pastą, jungti prie kompo ir žiūrėti, ar lustas gyvas. Korta valgo 450 koks antidp, 450 vatų, tai mano maitinimo blokas jau toksai truputėlį silpnokokas, tai jungiu tik tai apačią nuo maitblokio, o viršų tą 12 VHR jungiu nuo maitblokio kompiuterinio. Device Manageris aišku nieko nerodo, nes kažkas pamiršo įjungti riserį įkišt. Kadangi jungiau riserį, o tikslas tai buvo ne Windowsus papulti, o su Mocu tiksliau pasitestuoti vaizdo kortą. Tai NVMT ataskaita švari. Dabar jau leidžiam Windowsus. Device Manageris kaip ir kažką mato, bet driverio pasigavimo momentu korta išnyko iš vaizdo.
Nu, ten kaip tam dar čiūrų dar vis nepaleidžiu. Tai priežastis tai va. Radiatorius tiesiog pilnai nekontaktavo su paviršium ir lustas išnueidavo į apsaugą. Suveikdavo apsauga išjungdavo. Tai dedu normaliai radiatorių, kad būtų galima gerai prasitestuoti. Čia dar šito momentu neaišku, veikia, neveikia. Ir šiurpuliukai tokie biški yra. Čia HDMI lizdo dar kol kas nemontuota, va, kaip matot, kompiuterį paleidžiu su laidžiukus du suliesdamas, nes nulūžo jungtukas ir reikės ieškoti meistro, kuris galėtų prilituoti tą jungtuką. Taip, kaip pamatom, driveris pasigavo. Atmintį mato, dažnius mato, formarkas važiuoja. Kas neramina šitoje vietoje, tai TDP per mažas. Čia dabar dar labai smarkiai šitus kortus nedrožiu, bet va, atkreipiu dėmesį, TDP yra apie 80%. 80% yra blogai, bet 80% dėl to, kad vaizdą ėmiau iš proco, iš kompo proco. O dabar perjungiau ant vaizdo išvesties iš vaizdo kortos ir tada TDP viskas tvarkoja. Korta pilnai apraunama 100%, leidžiu superpositioną. Aišku, kai vaizdo kortos atmintis 24 GB, superpositionas vaizant 6,5 GB užima, tai toks megabaitų. Tai silpnoko apkrova, gal geriau būtų galima naudoti Furmarko VRAMų testą, kuris yra kartu su pačiam Furmarke. Yra papkiai. Tai ten galima pasirinkti 24 GB testą. Na, dabar yra tikslas tiesiog pasižiūrėti gražių paveiksliukų ir tuos tokius pagrindinius testus prasukti, nes dar laukia HDMI porto litavimas. Tai va, tom reikia ir užsiimti. HDMI nuėmiau nuo anos kortos. Tiek va, 1, 2, 3, 4, 5 takelius reikėjo atstatyti. Čia labai kaip tam didelio išmanumo nėra, kruopštumo tiesiog tai reikia. Įrankių ir kruopštumo. Bet jau kaip tam kortą labiau veikianti, negu kad neveikianti. Ir dar neaišku, ką aš su jom darysiu, kaip tam man tai jos nelabai reikia. Bet ar aš ją parduosiu už 2 štukas. Paspoilinsiu, kad buvau įdėjęs skelbimą, kad už 2000 parduodu, gavau pasiūlymą už 1700. Nežinau. Turint omeny, kad tokių kortų nebegamina, o jos produktyvumas kaip ir viskas čia ok, tai aš gal turiu kitų planų. Pavyzdžiui, AI rigų nuoma. GPU miningas numirė, bet pažiūrėjau kanalą Red Panda miningas. Tai nuomoja rigus, Clore AI, Vast AI, tokiuose projektuose.
nežinau, įdomu bus susirinkti Rygą, pasibandyti. Nu, tai korta kaip ten surinkta, vaizdas išeina per tą prilituotą naujai HDMI portą, TDP viskas tvarkoj, vaizdas yra, nėra ko daugiau ten prie jos kabinėtis. Sekantis projektas yra kita 4090, irgi susilaužytų tekstulitų, irgi šitą kainavo biškai brangiau, apie 850 ten. Ir kaip tam joje problema buvo tame, kad laužtas tekstulitas ir galimai vis tiek bandė pajungti kortą, aišku, gal testavimo būdu, dar kažko balas žino, tai va, gavosi tokie surprizai, kad apšvietimo, diodinio apšvietimo mikruškė išleido dūmelį. Ir ten dar ties HDMI lizdu buvo sudegintų detalių, kai kurių, kaip tam, žodžiu. Tai šituo atveju jau palito nebėjimu tekstulito, nupirkau Asuso tekstulitą ir ant Asuso tekstulito sumoviau viską, perkeliau. Tai va, čia yra tas originalus, nuo kurio viską nuėmiau, tai galutinai numušu, nulaužiu tas, kas jau yra nulūžę. Bandau čia pavaizduoti, kiek čia yra sluoksnių, kiek yra kontaktų, atrodo, kad šitą gal su bibukas, o realiai tai ten kosmosas. Čia aišku kinėtis irgi, kai nuiminėjo lustą nuo šito tekstulito, tai čia visur buvo numušta detalės ir ventiliatorių valdymo detalės numuštos. Šita korta bijau surinkta apie savaitę laiko pas mano kompe stovėjo, o dabar išardės, kokią tam radau surprizą, kad liko kondensatorius prilipęs. Ir čia galėjo baigtis labai liūdnai šita vieta. Nu, bet fortūna, Merfio dėsnis šį kartą buvo išėjęs parūkyti tikriausiai. Arba Merfio dėsnis buvo užsiėmęs Palucko reikalais. Čia iš DGK atėjo detalės, laukiau porą dienų, nes Mauseris neturėjo šitų. Tai tam atstačiau, pasitikrinau, ar visi nominalai ten tokie yra, kokie turi būti. Čia va, matosi, kur fliuse kondikai, tai visus teko atstatinėti, čia visi jie buvo numušti. Nes šitą kortą prieš padėdamas į tą, kaip čia atiduodamas testavimą, va, čipą atstačiau tą vietą, kur buvo numušti kondikai. Šitą kortą prieš kokią savaitę laiko prasisuko va tokia nepilnai surinkta su vienu aušinimu, ten be tų papildomų filtruojančių kondensatorių ir su to kondensatorių prilipusiu ant čipo. Tai va, tokia epopėja, korta dar matos su celofanu, nes tokia atėjo iš kiniečių, surinkta, sutvarkyta, kaip ir viskas veikia. Ir ką, laikinam, komentuojam ir galvoju, sekančius video reikės padaryti, kaip surinkinėjau AI Rygą ir leisiu nuomai. O turiu 2,4090, tai gal vieną ir atsikratyčiau. Jeigu ką, rašykite privatą. Ačiū visiems, geros dienos ir likusios vasaros.